Sveiki žiūrovai svečiai. Šiandien gaminsim keptas salotas. Imam šviežų svogūną ir mes jį užsimarinuosim. Išsiskaidom biškį acto, vynuoginio, įdėsim raudonos druskos, truputį pipirų, galima soda. Nu, va, išmaišom ir paliekam. Tai čia turim marinuotą mėsytę, kaip šašlykas bus, mes ją kepsim. Šampinionai, kepsim cilus ir tomatės šerį, pomidorų šerį, kepsim irgi taip kaip yra cilus. Susipjausim rikutėm česnaką. Nu, taip. Nu, ir einam viską kepti. Mes ten sudėsim česnakus, tegul kepa atiduoda skonį, o čia sudėsim mūsų mėsytę marinuotą. Mėsytę marinuotą tai kokią tik norit, smulkiai supjaustytą. O mūsų česnakai atidavė skonį jau, mes susimam lauk. Nu, taip. Ir tą patį aliejų dabar česnakinį dėsim mūsų cilus šampinionus. Mūsų šampinionus mažiukus traukiam laukiau, jau iškepę. Ir dedam mūsų pomidorus šerį. Jas irgi galim biškį padruskinti, truputį. Na, mūsų mėsytė irgi jau iškepė, aliejos mums nereikia. Čia mes dėsim mūsų troškinį mėsos daržovių, pasišildyt. Nu, ir dabar mes jau sėdam pasikepit porą rekučių bimbo duonos. Čia turim viską paruoštą, druskos mums jeigu nereikės, todėl kad kiekvienas turi savo druską, keptą duonytę, šampinionai mūsų. Dėl skonio dėsim mūsų irgi keptus česnakus, marinuotus šviežius svogūnus, viską išmaišom. Išmaišėm, dabar dedam pomidorus, smarkiai nemaišom, todėl kai jie yra iškepę, minkšti. Dabar įpilsim biškį alyvuogių aliejaus. Va taip. Ir ant viršaus svogūnų iškiau. Taip eisim serviruoti. Nu, tokius pietus turim šiandien. Fainas salotas, pusiau keptas. Čia yra troškinys su orkaitėj, su folija. Nu ir ką, skanaus jau. Parašykit, ar patiko, kaip jums pietai. Ir statykit aišku laiką.